Lytiniai santykiai menstruacijų metu. Galima, jei tai priimtina moteriai ir jos partneriai. Orgazmas netgi gali sumažinti mėnesinių skausmą. Kasdienis vienkartinių įklotų naudojimas. Negalima. Jie gali sukelti palankę terpę bakterijom daugintis ir tai gali sukelti uždegimus. Maudynės menstruacijų metu. Galima, tinkamai pasirinkus higienos priemonės. Galima naudoti tamponą arba menstruacinę taurelę. Jeigu naudojamas tamponas, jis turėtų būti pakeistas iškart po maudynių. Intymios higienos dezodorantai ir servetėlės. Negalima. Visi kvapnūs produktai gali sudirginti ir sukelti uždegimą. Išimtis intymios higienos servetėlės specialiai tam skirtos, jeigu nėra galimybės pasinaudoti vandeniu. Vizitai pas ginekologą menstruacijų metu. Galima ir kartais netgi rekomenduojam. Mėnesinių metu negalime atlikti tepinėlių, nes jie nebus informatyvūs, tačiau jeigu reikia vertinti gimdos gleivinę, palankiausias metas mėnesinių pabaigoje arba iš karto po jų.